Tai labas vakaras visiems prisijungusiems į mūsų webinarą. Ačiū, kad čia esate. Džiugu, kad žmonės renkasi. Ir iš tikrųjų, manau, kad šiandien tikrai gausit daug naudingos informacijos ir įdomios informacijos, ar ne? Todėl, kad pas mus šiandien webinare dalyvauja dvi studentės. Iš Nyderlandų viena ir kita iš Belgijos. Jos šiandien pasidalins, papasakos savo patirtimi. Šios dvi studentės stojo su kastu pagalba ir dabar mokosi užsienyje, ar ne? Tai tikrai bus galimybė išklausyti jų istorijas ir lygiai taip pat užduoti joms klausimus. Tai pirmiausiai paprašysiu mūsų dalyvių Danielės ir Gintarės trumpai prisistatyti, po porą žodžių pasakyti, pasirodyti pradžioje, paskui tada aš perimsiu. Tai Gintarė, kviečiu, duodu žodį. Tai sveiki, aš esu Gintarė, man yra 21 metai ir šiuo metu studijuoju maisto technologijas Olandijoje. Ačiū. Danielė. Sveiki, mano vardas Danielė, man yra 22 metai ir studijuoju Business Management Kortrijk miestelyje, Belgijoje. Ačiū, merginos. Ir tada nieko nelaukiam, ar ne? Paskui grįšim tikrai dar prie jų ir jos papasakos daugiau, bet dabar norėčiau ir aš pati prisistatyti. Tai aš esu Virginija, esu studijų užsienyje koordinatorė, dirbu kastu ir esu pati baigusi studijas Danijoje, tad man pačiai tikrai viskas yra nesvetima ir kaip sakant, pati esu tai perėjus, išgyvenusi, tai visada malonu ir savo patirtim pasidalinti, kam būna įdomu. Tai šiaip stengsiuosi labai stipriai neišsiplėsti, ar ne, daugiau duosiu laiko galbūt papasakoti viską mūsų studentėms, savo patirtis, ar ne, bet trumpai norėčiau tikrai papasakoti apie tai, kas yra kastu, tiems, kurie dar galbūt nežino. Tai iš esmės mes esame organizacija, kuri padeda įgyvendinti svajones, išvykti, studijuoti į užsienį. Tai jeigu kažkas iš jūsų čia prisijungusių turit minčių, kad studijos užsienį tikrai vilioja, tai tikrai gali drąsiai kreiptis į mūsų pagalbos, mes konsultuojam nemokamai, padedam išsirinkti studijų programą ir universitetą, taip pat lydim viso to stojimo proceso metu, iki kol moksleiviai išvyksta studijuoti. Dirbam iš tikrųjų 17 metų, esam savo srities profesionalai, atstovaujam virš 50, apie 55 universitetus, tai pagrinde Europoje, taip pat turim ir Kinijoje. O per šiuos 17 metų iš tikrųjų esam padėję įstoti virš 7,000 studentų. Tad visi, kurie svarstot, kreipkitės, viso proceso metu, kaip sakant, būsim šalia, tapsim draugais ir pasistengsim viską palengvinti jums. Mes dirbame su 9 šalim šiuo metu, visas jas galite rasti mūsų puslapyje ir matote taip pat skaidrėje. Tai apie visas trumpai šiandieną papasakosiu, truputėlį atskirai, bet pagrinde fokusuosimės į Nyderlandus ir į Belgiją, nes iš ten yra mūsų webinaro dalyvės. Ir pradedant kalbėti ar ne apie šalis, iš tikrųjų norėčiau pirmiausiai gal pakalbėti šiek tiek apie mitus, kurie vyrauja apie tas studijas užsienyje, nežinau, kad jų tikrai yra nemažai. Tai vienas ir pagrindinis, pirmasis tas mūsų mitas yra tai, kad studijos užsienyje yra brangios. Tai iš dalies tikrai yra tiesa, bet viskas labai priklauso nuo pasirinktos šalies, nuo universiteto ir įvairių kitų dalykų. Mes kastu dirbam su tom šalim, su tais universitetais, kur studijos yra prieinamos kiekvienam ir kainos nėra kosminės, tikrai jos yra prieinamos. Čia matote skaidrėje tokią lentelę, kurią esam padarę ir palyginom, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir mūsų atstovaujamuose šalise. Čia šita lentelė yra daryta su tokia prielaida, kad studentas dar ir dirba prie viso to, bent 15 valandų per savaitę, nes dažniausiai studentai ir dirba iš tikrųjų studijų metu. Tai yra tikrai ganėtinai dažnas atvejis. Ir ką pastebėjom, kad studentas, ar ne, jeigu jisai mokosi Nyderlanduose ir dirba dar tuo pačiu, tai gali dar išeiti ir į pliusą. Iš esmės, tas pliusas kažkur gaunasi 600 eurų, čia vat matote, ne, studijų kaina, vidutinės mėnesio išlaidos, atlyginimas ir koks yra tas skirtumas išlaidų ir pajamų, ne. O Danijoje studentai lygiai taip pat irgi išeina į pliusą apie 820 eurų per mėnesį.
čia dirbant ar ne ir gaunant visas tas stipendijas. Tai ne tik, kad pavyksta pasidengti išlaidas, bet dar ir visai neblogai sutaupyti galima. Kitose šalise dažniausiai užtenka pinigų pilnai pasidengti tiesiog išlaidas, o tuo tarpu Lietuvoje net nemokamai studijuojant ir dirbant studento išlaidos vis tiek yra didesnės, kaip matot, negu kad jo pajamos. Tai gaunasi toksai kaip ir minusas per mėnesį. Šitą lentelę po webinaro tikrai galėsim visiems atsiųsti, kad galėtumėt labiau panagrinėti ar ne ir pasižiūrėti, bet pagrindinė mintis kokia yra, tai kad studijos užsienį tikrai nebūtinai turi būti brangios ir kad kartais netgi galima tikrai pasitaupyti tų pinigų, o ne tik išeiti minusą. Taip, antrasis mitas tai tikrai yra tai, kad mokytis reikėtų labai gerai. Norint įstoti į užsienį, tai nemanau, kad tai yra tiesa, todėl kad Nyderlandai, Belgija ar ne, čia stojant dažniausiai užtenka paprasčiausiai turėti motyvacijos, noro turėti ir universitetai yra suinteresuoti suteikti tą išsilavinimą kiekvienam norinčiam. Tačiau jeigu jų priima, tai tikrai žinokit, kad reikia mokytis, todėl kad būna taip, kad jeigu nesimokai, tai lygiai taip pat lengvai tave gali ir išmesti, kaip ir priima. Gerai yra tai, kad anglų kalbos testas nėra reikalingas dažniausiai ir pilnai užtenka tiesiog išlaikyti anglų kalbos brandos egzaminą 12 klasį. Tai ten papildomų kažkokių IELTS testų tikrai ne visada jie būtini yra. Skandinavijos šalims, ar ne, Danija, Suomija, Švedija, dažniausiai yra nereikalingas motyvacinis, rekomendacinis laiškas, bet reikia, kad metinis vidurkis būtų ne žemesnis negu 7. Tai čia bendras vidurkis. Tai trumpai tariant, iš tikrųjų tos skirtingos šalis ar ne turi skirtingus reikalavimus, bet iš esmės, tai tikrai stojimas nėra sudėtingas ir jei tavo pažymiai yra šiek tiek žemesni, tai dar nereiškia, kad studijos užsienyje yra ne tau. Na ir trečiasis mitas tai yra baimė nesusikalbėti angliškai. Šito tikrai, manau, bijo visi, tačiau be reikalo, nes mes dirbam iš tikrųjų su šalimis ir universitetais, kurie kiekvienais metais sulaukia begalės kitų studentų iš įvairių šalių ir kurių taip pat anglų kalba nėra gimtoji. Ir jie taip pat irgi daro klaidų, tikrai. Tai pati prisimenu ne vieną žmogų, tame tarpe ir aš pati buvau, kai studijavau, kad buvo pradžioj baisu, bet paskui po kiek laiko įvyksta toks persilaužimas ir pasidaro kur kas drąsiau, lengviau, jau būnant vietoje ir ne užsienyje, bendraujant su kursiokais, su vietiniais žmonėmis ir tikrai prasilaužė tie ledai. Taip, tai prieisim ar ne prie savo pirmosios šalies, tai yra Olandija. Ir manyčiau, nesuklysiu sakydama, kad Olandija yra iš tikrųjų dabar populiariausia šiuo metu šalis, nes ten kiekvienais metais išvyksta daugiausia mokinių. Ir turbūt nebereikalo, nes ten švietimo sistema yra tikrai labai aukšto lygio ir studijų kaina nėra didelė, tai yra 2530 eurų per metus. Ir yra įvairių paramos sistemų dirbantiems studentams, kuris siekia apie 950 eurų per mėnesį. Tai tikrai visai neblogai. Ir yra ir gražinama, ir negražinama paramos dalis, studentai gali rinktis, kurią paramą pasinaudoti. Tai tam, kadangi yra skirtingų tų paramų. Taip pat net yra galimybė pasiimti paskolą studijų kainai padengti, jeigu tik yra poreikis šitam dalykui. Šiaip mokslas Olandijoje ES piliečiams ar ne kainuoja, kaip minėjau, 2,5 tūkstančio, tai yra lengvatinė suma, nes didžiąją dalį programos kainos padengia šalies vyriausybė, o studentas realiai sumoka likusią tą sumą. Ir kadangi, kaip ir minėjau, paskola egzistuoja, tai galima realiai iš vis nemokamai mokytis su paskolos galimybė. Tai iš tikrųjų manau, kad perduodu gal žodį Gintarei, jinai čia mums jau daugiau papasakos, viskas smulkiau, nes ten gyvena, ten mokosi ir manau pasidalins įdomią informaciją. Taip, tai sveiki, kaip ir minėjau, mano vardas Gintarė ir šiek tiek jums pristatysiu studijas Olandijoje ir patį gyvenimą Olandijoje. Tai aš trumpai pristatysiu apie save. Man yra 21 metai, esu iš Jonavos, kas nežino, tai čia yra apie 30 km nuo Kauno, beveik Lietuvos centras. Ir labai mėgstu keliauti, skaityti ir bandyti naujus dalykus.
Ir, man atrodo, mano svarbiausias dalykas gyvenime yra skanus maistas ir kulinarija, nes tai ir sujungia žmonės ir visą laiką pakelia nuotaiką, kad ir kokia bloga diena bebūtų. Ir manau, kad šis aspektas būtent labai įtakojo mano studijų pasirinkimą, kai prieš 3 metus nusprendžiau studijuoti maisto technologijas. Tai aš studijuoju Van Hal Larenstein universitete Olandijoje. Jisai yra nedidelėme miestelėje Velp, bet yra šalia labai didelio miesto Arnhem. Tai kaip ir išlygina tą tokį santykį. Tai pats universitetas yra gan nedidelis ir galėčiau pasakyti, kad yra labai jaukus, nes visi vieni kitus pažįsta ir nėra baisu pasiklysti pačiam universitete ar kažkur nuklaidžioti. Taip pat tas universitetas turi labai draugiškus ir profesionalius dėstytojus. Tai niekarto nesijaučiau, kad jie į mane žiūrėtų kažkaip aukščiau, kad būtų tas skirtumas tarp dėstytojo ir mokinio. Viskas yra labai natūraliai, draugiškai, bet taip pat jie yra labai profesionalūs ir iš jų išmokau tikrai gan daug. Ir jeigu norite pamatyti, dešinėje viršuje yra nuotrauka mūsų laboratorijoje, kurią ir suorganizavo patys dėstytojai, kurie yra toje nuotraukoje. Jie yra kairėje, pačiame viršuje, tai yra moteris ir vyras, moteris rankas iškėlusi, tai tikrai jie yra kaip draugai. Ir kai klasės yra nedidelės, visi tampa kaip šeima. Tai man atrodo, yra labai fainas dalykas, ypatingai kai atvažiuoji iš kitos šalies ir realiai neturi čia nieko. Tai biški atstoja tą tokią šeimą. Taip pat... Tokia galimybė, ar ne, sukurti tą šeimą kitą, ar ne, būnant vienam, nes kiti žmonės irgi yra iš kitų šalių dažniausiai ir toksai, reikia, ar ne? Jo, labai tikrai dingsta ta baimė, manau, kai randi, kad žmonės nėra tokie šalti ir atstumintis, kai visi susibūrė visi kartu, tai manau, kad labai stiprus aspektas yra. Taip pat, jeigu jums aktualu, mūsų universitetas turi labai daug gamtos, galite jį pamatyti kairėje viršuje. Tai visa teritorija yra paversta į tokį mini parkelį, miškelį, kur yra daug tvenkinukų, medžių, gėlių, šiltnamių, net yra bičių avilių, kur jos gamina tą medų, kurį naudojam universitete. Tai vasarą išeiti ten pietų valgyti, kai jie turi padarę tokias erdves, arba šiaip tyrinėti yra labai smagu. Ir čia yra vienas iš mūsų universitetų dalykų, nes mes esame labai tvarūs ir mėgstame viską žvelgti per praktinę pusę. Tai kadangi turime labai daug gamtos mokslų studentų, jie eina į lauką ir gyvai žiūri į augalus, tyrinėja visokias naujas rūšis ir taip mokosi. Ir dar, manau, labai svarbus aspektas studentams yra susisiekimas. Tai jeigu dėl šito bijote, tikrai nėra dėl ko pergyventi, nes šalia universiteto yra 2 traukinių stotis. Viena apie 20 minučių peškomis nuo universiteto, kita apie 10. Daug autobusų stočių ir, žinoma, dviračių takai, kurie veda iš visų kampelių tiesiai į universitetą. Tai tikrai manau, kad nepasiklysit ir nėra ko pergyventi. Ar pati, pavyzdžiui, daugiausiai kurį transportą naudoji? Ar dviratis yra viena iš tų transporto priemonių, kaip ir daugelis Nyderlanduose, ar visgi labiau autobusas, traukinys? Kai aš atsikrausčiau, aš turėjau dviratį šiek tiek, bet tuomet, kai pirmą kartą grįžau į Lietuvą, aš pasiėmiau savo mašiną, atsivežiau čia, tai nuo to laiko visą laiką ir važinėjau. Tai man susisiekimas niekada nebuvo didelė problema, bet visi kursiokai važinėja dauguma dviračių, bet kažkuriuo momentu viską iškeitė į autobusus, nes rudenį, kai labai daug lyja, yra labai nefainai važiuoti dviračiu. Labai įdomi iš tikrųjų, kad automobilis, ar ne, nes tikrai retai girdim tokių variantų, bet tikiu, kad turėtų būti labai patogu, ar ne, savo automobilį turėti, nevaržant, nereikia derinti nei prie nieko, nei prie autobuso, nieko.
Jo, lengvai gali pasiekti. labai patogu yra, tik tai labai didelė problema yra su parkavimu mašinų. Tai jeigu nėra vietos kažkur šalia, gyvenat labiau centre, tai tada vos neįmanoma, nes parkavimo kainos yra tikrai didelės, gan jeigu nerandat kokios nemokamos aikštelės. Tai čia irgi labai didelis aspektas, kur reikia pagalvoti. Taip, tai toliau, ar ne, Skaidra? Dabar papasakosiu šiek tiek apie patį gyvenimą Olandijoje. Tai turbūt visi žinot, kad Olandija turi labai didelę ir įdomią kultūrą su daug meno, istorijos, senovinių pastatų ir daug kitų aspektų. Ir yra labai smagu tyrinėti viską ir atrasti tas naujas vietas ir kultūras būnant čia, nes, kaip ir sakiau, susisiekimas yra labai geras ne tik į universitetą, bet ir visai kitus miestus. Tai aš nežinau vietos, kurios negalėtumėt nuvykti viešuoju transportu. Tai labai yra patogu tyrinėti. Ir prie tos kultūros galėčiau pridėti žmonių tiesmukiškumą, nes turbūt tai buvo gan didelis skirtumas, galėčiau pasakyti, atvykus čia, nes Lietuvoje gal nesi tiek pratęs, kad visi sakytų labai tiesiai šviesiai į akis, o čia taip iš pradžių gali priimti kaip ir įžeidimą, kad kaip tavęs nemėgsta, atstumia, bet po to kažkaip supranti, kad jie tau linki tik tai gero ir nemato prasmės glaistyti visko kažkaip. Ir tada tu supranti, kad tai yra tiesiog draugiškumo požymis. Ir tai yra dar vienas olandų žmonių aspektas, kad jie yra labai priimantis ir labai nori bendrauti. Nes į kokią kompaniją benuvažiuočiau, į kokį miestą aplankyčiau, visą laiką yra žmonių, kurie norės su tavim bendrauti, norės tave įtraukti į savo ratą ir norės tau padėti. Tai tikrai nereikia bijoti, kad jūs liksite vieni atstumti ir niekas su jumis nenorės būti, nes visą laiką kažkas jūs bandys įtraukti būti kartu ir priimti į savo ratą. Tai manau, kad čia yra labai svarbu tarptautiniams studentams ypatingai. Bet kaip ir visos šalis, Olandija turi ir trūkumų. Ir viena svarbiausių iš jų yra apgyvendinimas, kas yra labai didelė problema. Nes čia tiesiog nėra vietos. Ir labai daug žmonių, ir jie visi nori apgyvendinimo. Ir tada susidaro labai sunki padėtis rinkoj. Todėl siūlyčiau pradėti ieškoti būsto apie 6 mėnesius į priekį ir tiesiog bandyti rašyti ir studentų asociacijom, kartais jos turi savo pastatus ir per kitus puslapius, bet taip pat yra labai didelė problema kartais, kad apgyvendinimo kompanijos mėgsta paprašyti jūsų ateiti ir apžiūrėti gyvai butą, kitaip jūs nepatenkate į norimųjų sąrašą. Tai čia, manau, yra labai sunku, ypač studentams iš užsienio, nes tu tiesiog neturi galimybės atvykti čia. Bet jeigu taip įvyktų, kad jau yra mėnesis iki studijų ir jūs neturite niekur, kur gyventi, labai nepanikuokit, yra išeitis, pavyzdžiui, kaip bed and breakfast arba tiesiog hosteliai. Ir skamba labai nesmagiai ir baisiai, bet turiu kursioką, kuris būtent va šitaip ir pradėjo savo studijas čia, gyveno iš hostelio į hostelį, kol po kelių mėnesių galiausiai rado, kur gyventi ir apsistojo. Ir viskas yra normaliai, jisai toliau mokosi, toliau gyvena, turi darbą čia. Tiesiog ta pati pradžia buvo šiek tiek sunki ir baisi, manau, bet viskas yra įmanoma. Tai tuo pačiu gal norėčiau ir tavęs paklausti, kaip tau sekėsi būtent rasti tą gyvenamąją vietą, kokia buvo tavo istorija, ar irgi teko galbūt, nežinau, hostelį pirmiausiai apsistoti, nes, na taip, čia ganėtinai dažnas variantas, kad žmonės taip daro pradžioje, bet įdomu, kokia buvo tavo pradžia. Man iš tiesų labai pasisekė, tiesiog galėčiau pasakyti, nes aš pasižiūrėjau universiteto puslapį, ką jie rekomenduoja su šitu padaryti, nes jie patys neturi jokių barakų ar apgyvendinimo vietų. Tai aš pasižiūrėjau jų Facebooko grupiai, būtent universiteto, ir tenais radau žmogų, kuris siūlo irgi apgyvendinimus. Labai nepatikimai atrodė iš tiesų, nes per Facebooką susiras kažką, kas nuomoja, dažniausiai nėra labai geras sprendimas, bet kadangi nelabai turėjau ką kito pasirinkti,
Tai pabandžiau ir iš tiesų buvo viskas gerai ir gavau kambarį, kuriame vis dar esu, nes per 3 metus nesugebėjau susirasti kitos vietos, nes dažniausiai žmonės tiesiog arba neatrašo, arba sako, kad yra viskas užpildyta. Tai padėtis yra sunki, bet įmanoma tikrai susirasti. Tai tu nuomojasi kambarį turbūt su kažkokiais kitais žmonėmis, bute kažkokiam tai? Taip, tai pas mus yra visas didelis namas, 3 aukštų ir visi turi po kambarį, bendras tualetas ir bendra virtuvė, tai pas mane gyvena 9 žmonės, man atrodo. Bet kažkaip visai neblogai susigyvenę esam, tai nėra labai baisu. Nu, super. Tai va, o dabar papasakosiu šiek tiek apie smagesnę pusę Olandijos, tai yra vakarėliai. Ir iškart noriu perspėti, kad jie yra tikrai kitokie negu Lietuvoj. Dažniausiai jie būna rave arba techno tema, būna labai daug žmonių ir būna labai garsu. Tai jeigu čia yra jūsų vaibas, 100% manau, kad jums patiks. Bet jo, gali iš pradžių būti šiek tiek šokas, nes labai skirtinga atmosfera, kitokia. Bet Olandai tikrai moka švęsti ir tikrai moka daryti vakarėlius. Būna netgi mieste didelės šventės ir atrodo kaip didžiausias festivalis ir didžiausias renginys. Tai tikrai labai smagu ir galite labai daug nuveikti. Ypač didesnėse miestuose visokie koncertai ir mini renginiai vyksta kiekvieną savaitgalį, tai jeigu paieškosit, jeigu aktualu, galite non-stop važiuoti kažkur kažką veikti. O grįžtant prie labiau į profesinės pusės, tai čia taip pat yra gan didelės profesinės galimybės, nes Olandijoje yra labai daug tarptautinių kompanijų ir jos dažnai dirba su universitetais, nes jie ieško praktikantų ir šiaip nori pasikviesti žmonės dirbti pas juos, tai labai lengva yra rasti praktikas tarptautinėse kompanijose. Tai šiuo metu aš pati atlieku praktiką Coca-Colai saugumo ir kokybės departamente ir savo antraisiais metais aš atlikinėjau praktiką Med Johnson kompanijoje, kurią turbūt geriau žinot kaip Johnson & Johnson, tas kūdikių šampūnų kompanija. Tai va. Ir viena iš jų man padėjo... tikrai neblogai. Jo, viena iš jų man padėjo susirasti pats universitetas, o kitą aš jau radau iš tų žmonių, su kuriais susipažinau toje praeitoje praktikoje. Tai labai yra svarbu komunikuoti, bendrauti su žmonėm, kas nėra labai sunku, nes jie patys nori su tavim bendrauti. Tai manau, jeigu turit užsidegimo ir noro, jūs galite labai daug pasiekti čia, nes galimybės tiesiog ant kiekvieno kampo. Ir manau, kad taip pat labai svarbus aspektas yra palaikymas, kurį jūs tikrai gausit, manau, iš savo dėstytojų, nes asmeniškai dėstytojai mane visą laiką stumia, skatina daryti viską, ką tik sugalvoju ir išeiti iš komforto zonos, kas dažniausiai ir pavyksta ir būna labai geri rezultatai. Tai tikrai manau, kad gausite palaikymą to, kurio reikia jums pradėti ir nebijoti daryti dalykus. Super. O žiūrėk, kalbi ar ne apie praktiką, apie vakarėlius, tai sakyk, pavyzdžiui, ar užtenka viskam laiko, ar ne, na, tarkim, vis tiek studijos, o galbūt dar ir dirbai kažkuriuo tai metu tą studentišką darbą, kad gautum stipendijas? Aš asmeniškai nedirbau, bet žinau kursiokų, kurie dirba, tai sunkiau yra viską suderinti, bet viskas vyksta semestrais. Tai kadangi mes turim 4 semestrus, jie gali būti labai skirtingi. Kartais tu turi paskaitas nuo 8 iki 6 kiekvieną dieną ir labai daug darbų, bet tada ateina kitas semestras ir tu turi 3 laisvas dienas per savaitę ir turi labai daug laisvo laiko ir gali daryti, ką nori. Tai manau, viskas eina tokiom kaip bangom, kartais būna sunkiau, kartais lengviau, bet tikrai manau, kad galima viską suorganizuoti. Bet kiek atsimenu, patys pirmieji studijų mokslo metai buvo gan sunkus, nes prasidėjo gan įtemptai ir buvo toks biški irgi šokas, kad tipo,
kaip čia sunku, kaip aš čia galiu, nesugebėsiu, bet praėjo pirmieji 2 semestrai ir viskas pasikeitė, man atrodo. Tai jeigu jums irgi, jeigu studijuosit ir pirmas pusmetis bus sunkus, pralaukit tuos metus, pamatys, tikrai bus žymiai geriau. Supratau. Jo, žodžiu, vis tiek, ta pradžia normalu yra ir kitas šalis, kultūra, reikia ir pačiam maistą gamintis. Čia daug tokių kitokių pareigų atsiranda prie tų mokslų, tai ta pradžia gali tikrai būti sunki, ar ne? Jo. Ne tik mokslo atžvilgiu. Super, smagu. Matau, turim tau klausimą, galim iš karto, kadangi skaidrės ar ne tavo peržiūrėjome, papasakoji turbūt daugmaž viską, ką norėjai, tai norėčiau klausimėlį paskaityti. Tu gal pati matai? Čia kažkur tai buvo klausimas, dabar žiūriu. Va, radau. Gintarė, ar patyrei kažkokių didesnių finansinių sunkumų atvykus į Olandiją su savo automobiliu? Pavyzdžiui, papildomi kelių, taršos mokesčiai? Ne. Kiek žiūrėjau, registracija automobilio yra gan brangi, nes reikia mokėti ir už taršos, ir už kelių mokesčius, kaip ir sakei, bet kadangi automobilis yra registruotas mano mamos vardu, o ne mano, tai kaip ir nesiriša jisai su mano registracija čia, tai man nereikėjo registruoti jo Olandijoje, bet visus mokesčius moku Lietuvoje. Galima tikrai, žodžiu, kažkaip sugalvoti ir apeiti protingai. Tai jo, ir jeigu dar kažkokių klausimų turėsit mūsų dalyviams, tai tikrai drąsiai rašykit, paskui dar webinaro gale irgi grįšim atgal prie jūsų klausimų, taip pat matau yra klausimų ir man, tai būtinai juos atsakysim kiek vėliau. Tai ačiū tau, Gintarė, tada grįšim vėliau su klausimais dar pas tave, buvo tikrai įdomu tavo patirtį išgirsti ir tada galim toliau judėti turbūt. Taip, tai taip pat norėčiau apie Belgiją, ar ne, trumpai pati papasakoti. Šiuo metu per mus, per Kastu, jau galima įstoti į 5 Belgijos universitetus, kurie siūlo studijas anglų kalba. Tai iš esmės Belgija iš tikrųjų turi daug panašumų su Olandija, nes visi universitetai, su kuriais dirbame, yra įsikūrę būtent olandiškoje dalyje, tad švietimo sistema tikrai yra panaši. Ir džiugu yra tai, kad vis daugiau ir daugiau turim išvykstančių iš šią šalį. Šiaip studijos Belgijai kainuoja dar mažiau, tai yra 1092 € per metus, kas daro Belgiją patrauklę tikrai šalimi. Tik skirtumas, ar ne, su Olandija lyginant yra toks, kad, dėja, bet Belgijoje nėra kažkokių stipendijų, paskolų studentams. Tik vienintelis pliusas, kad dirbantys studentai Belgijoje moka nedidelius mokesčius, tai yra apie 2% nuo savo algos. Šiaip bakalauro studijos čia trunka 3 metus. Tai jo, ir manau, kad galėčiau tada toliau turbūt perduoti jau žodį ir Danielė iš karto, mūsų antrąją webinaro dalyviai. Manau, kad jinai papasakos dar daugiau tada. Tai sveiki. Tai mano vardas Danielė, kaip ir minėjau. Truputį apie mane, man yra 22 metai. Gimiau Lietuvoje, bet nuo 10 metų gyvenau Norvegijoje. Ir kai suėjo man 18, nusprendžiau vykti per Kastu studijuoti į Daniją. Studijavau AP Degree Marketing Management. Kas nežinot, AP Degree yra 2 metai ir negauni bakalauro. Tai po tų studijų norėjau pasibaigti bakalauro, bet Danija sugalvojo atšaukti anglų kalbos studijas ir gavos toks kaip priverstinis gap yearas, per kurį gyvenau Danijoje, dirbau ir galvojau, ką toliau daryti. Tai ir nusprendžiau pasibaigti bakalaurą ir per Kastu užpildžiau į Belgiją studijuoti. Tai dabar studijuoju top-upą, kas yra metai ir gauni bakalaurą. Ir studijuoju business management Vyvis universitete, Kotrik miestelyje, Belgijoje. Tai aš dar truputėlį įsiterpsiu irgi dėl to, būtent, ar ne, kad neišgąsdint kitų, tie, kurie gal ateityje apie Daniją galvoja, tai tikrai dar nėra visos programos dingusios anglų kalba, bet būtent top-up programas turėjo turbūt Danielė minty, ar ne, nes baigus IP degree, tai studentai dažniausiai, kad jau turėtų pilną bakalaurą, rinkdavosi top-up programas,
tas metų su puse, ar ne, bet jos buvo pašalintos, uždarytos būtent anglų kalba, ar ne, tai tiesiog tie, kurie yra pabaigę IP degree, turi galimybę, kaip Danielė, išvykti į Belgiją ir pasibaigti pilnai savo bakalaurą. Bet tikrai nieko nesigailiu, nes atvykau į Belgiją vis dėlto. Tai truputį apie studijas. Pirmas semestras tikrai labai, gal dėl to, kad studijavau Danijoje ir buvo tikrai ten lengviau, atvykus čia buvo truputį kaip ir toks šokas, nes tikrai reikalauja gan daug, gal panašius lygis kaip Lietuvoje, bet kadangi Lietuvoje aš nesimokiau, 4 klasės baigiau, tai neturėjau su kom palyginti. Tai pirmas semestras buvo 8 pamokos, iš kurių 6 buvo egzaminai. Ir egzaminai vyksta sausio mėnesį, tai gruodį mums buvo 1,5 mėnesių atostogų, bet per tas atostogas reikėjo ir pasiruošti egzaminam. Projektus, kokius turėjome per pirmą semestrą, tai buvo Creative Business Project, apie kurį papasakosiu vėliau. Ir buvo kiti projektai, grupiniai darbai, kaip sukurti Google ir Meta reklamas. Visokias turėjome ekskursijas, kaip kad, pavyzdžiui, turėjom 3 nakvynės Newport miestelėje, kur matote prie jūros, buvome su hoteliu ir pusryčiais ir viskom skaičiuota. Buvo toks kaip team buildingas su visa klase, kad susipažindint ir tiesiog, kad visi pažinotų viens kitą. Taip pat vykome ir su klase į Volvo Trucks sandėlį, kur sužinojom, kaip gamina tas mašinas ir irgi buvo taip kaip viena iš pamokų, kad žinoti tai. Tai jeigu kitą. Taip, o antras semestras, kuris dabar yra, truputį lengvesnis, turim naujas pamokas, kaip kad social law, anglų kalba, e-commerce mokomės, irgi kaip sukurti puslapį ir dar turime pamokas kaip doing business outside of Europe, kur mokomės apie Kiniją, apie Indiją ir apie Angliją, kaip ten vyksta verslo kūrimas ir kokios ten yra taisyklės. Ir būtent dabar man yra egzaminai, nes kitą savaitę jau pradėsiu savo praktiką, kuri vyksta nuo balandžio iki birželio mėnesio. Tai čia mano įkėliau nuotraukos, kur aš darysiu praktiką, tai yra Aesthetic Wolf, kurie kuria sportinę aprangą ir mano ten darbas bus socialinėje medijoje kurti turinį ir tiesiog būti atsakinga už visą tą social media marketingą. Ar sunku buvo rasti praktiką? Ne, nes žinau, mano pažįstamiem buvo sunku, bet kadangi universitetas duoda labai didelį sąrašą kompanijų, su kuriais jie bendradarbiauja ir per kuriuos galima rasti praktiką. Tai išsiuntus 5 kompanijom, nes aš irgi norėjau išsirinkti, kur aš noriu, išsiuntus 5 kompanijom, man 2 kompanijos pasiūlė praktiką, tai netgi aš po to galėjau išsirinkti, kur iš tikrųjų noriu labiausiai. Tai man labai pasisekė ir tikrai tik tai vieną žmogų gal žinau, kas nerado praktikos, bet visiems tikrai labai lengva. O jeigu ir nerandi, tai yra žmogus universitete, kuris tau padeda, susirašinėja su tavim ir vis tiek neliksi be praktikos. Tikrai padeda, nes toks yra jų darbas, kad padėt studentam susirasti kuo lengviau. Žodžiu, pagalbos tikrai iš universiteto galima tikėtis, ar ne? Taip. Ir labai smagu iš tikrųjų, kad, vis tiek, kaip suprantu, anglų kalba ar ne vyks tavo praktika ir nekilo kažkokių tai didesnių problemų, nes, žmonės dažnai bijo, kad galbūt su anglų kalba ar ne Nyderlanduose, Belgijoje ar tiesiog kitose šalise gali būti kiek sunku. Bet tavo atveju, kaip matau, tai tikrai nesutrukdė, ne? Ne, tikrai neturėjau jokių, galbūt su darbu truputį sunkiau, bet arba gal man labai sekasi, bet
tikrai neturėjau jokių problemų ir jeigu moki įtikinėti, kad jiem reikia tavęs, tai tikrai pasiseks. Taip, čia vienas svarbiausių dalykų turbūt. Jeigu į kitą, tai truputį apie tą Creative Business Project, kurį mes turėjome per pirmą semestrą, kuris iš tikrųjų užėmė daugiausia laiko mano per visą semestrą, nes turėjome grupėje sukurti verslą nuo nulio. Tai gal skamba keistai, bet turėjome absoliučiai viską padaryti nuo nulio, tai sugalvoti idėją, rasti tiekėjus, reklamuoti, pardavinėti, turėjome įdėti savo pinigus kaip investiciją į tai ir iš to turėjome sukurti verslą. Tai būna paskirtos grupės ir dažniausiai būna 5 ar 6 klasiokai ir kiekvienoje grupėje turi pasiskirsti į skirtingas pareigas. Tai yra kaip atsakingas už marketingą, atsakingas už visus finansus, yra vienas lyderis, o mano pozicija buvo administratorė, kadangi man patinka rašyti reportus ir mano anglų kalba yra gan gera, sakyčiau, tai aš buvau atsakinga už susisiekimą su visais klientais, rašyti e-mailus ir buvau atsakinga už visus popierinius darbus, kas galbūt kažkam nelabai skamba smagiai, bet man tai labai įdomu ir čia truputį kėliau, ką mes darėme, tai mano grupė pardavinėjo matčą, kas žinot, tai yra kaip alternatyva kavai ir turėjome surasti tiekėjus iš Japonijos, turėjome surasti, kaip įpakuoti matčą, kad atrodytų gražiai, kaip sukūrėme Instagram puslapį, kad parodyti apie viską ir apačioje po dešinę yra, kaip mes filmavome visus reklaminius video ar reelsus, kuriuos kėlėme į Instagramą. Tai tikrai labai daug laiko užėmė, bet labai įdomi patirtis, nes iš tikrųjų išmoksti, kaip viskas sudėtinga ir bet tuo pačiu metu, kaip matai, kaip idėja tampa įgyvendinama ir labai įdomu, kad galėjau prisidėti prie tokio projekto. O kitoje skaidrėje yra kitų grupių idėjos, kaip kad po dešinę yra viena grupė, kur sugalvojo pardavinėti bubble tea, tai jie turėjo kiekvieną savaitę jie mokykloje gamino patys ir pardavinėjo studentam bubble tea, kiti turėjo po kairę yra kompanija, kuri kuria sojos žvakes. Tai iš tikrųjų labai daug visokių skirtingų idėjų yra ir tikrai labai daug inspiracijos duoda, kad iš nieko, iš nulio gali sukurti tokį verslą. Ir žinau grupių, kurios netgi po studijų vis tiek toliau dirbs su tuo ir tęs savo idėją. Vau, iš tikrųjų, tai čia tikrai toks išskirtinumas, sakyčiau, ar ne, tų studijų užsienį, nes tuo ir yra, kaip šnekam, ar ne, kad studijos užsienyje duoda daug praktikos, tai manau ne tik ta praktika, kuri būna kažkokioje įmonėje, ar ne, bet tai irgi galima pavadinti turbūt praktiką, ar ne, nes, tai nebuvo kažkoks įsivaizduojamas projektas, darbas, kompanija, tai jūs kūrėt savo kompaniją, realią kompaniją, darėt, ar ne, kontaktavot su Japonija, tai čia skamba labai įdomiai iš tikrųjų. Ir ateityje turiu pasakyti, kad turiu patirties tam dalykui ir žinau, kaip daryti, kas gali man, manau, padėti labai ateityje ieškant darbo ar turėti kokių idėjų. Taip, iš tikrųjų, tai čia labai didelis privalumas tau kaip žmogui, manau. Na ir šiaip studentams užsienyje, nes tikrai neretai žmonės susiduria su tuo realiu pabandymu kažką tai daryti, gyvendinti, ar ne, tai tikrai jau toksai kaip ir versliukas gimęs. Na, o apie gyvenimą Belgijoje, tai maistas pagrindė yra bulvės ir makaronai,
kas man asmeniškai yra tiesiog tobula, man daugiau nieko nereikia. Aišku, yra ir belgiški vafliai, ir belgiškas šokoladas, kas, manau, dabar tik tai tokius ir valgysiu. O pats miestelis tai yra gan mažas, nėra didelis kaip Briuselis ar kokie kiti miestai, bet yra vis tiek ką čia veikti, yra kinas, yra kartingai, bowlingas, tai nėra taip, kad sėdi namuose ir nieko neveiki, bet tikrai turėtum kur nuvykti su draugais, o jeigu nieko nesinori veikti Kortrijk miestelėje, tai visi kiti dideli miestai yra tiesiog pusę valandos ar valandos keliu su traukiniu, tai tikrai yra labai didelis susisiekimas. O jeigu kita skaidrė, tai dar didesnį pliusą yra, kad Belgija yra centre Europos, kas man yra labai didelis pliusas, kai čia atvykau, nes turėjau galimybę visur keliauti, keliavau ir į Prancūziją, ir į Olandiją, ir į Angliją keliavau, Liuksemburgas yra labai šalia, tai tikrai pamačiau labai daug per pusę metų, kiek čia dabar gyvenau. Ir prieinamos labai gan kainos, tarkim, autobusas į Londoną yra nuo 30 eurų pirmyn atgal, kas yra, manau, labai gera kaina. Ir tikrai, jeigu jautiesi galbūt, kad čia mažas miestelis, bet užtat labai visko daug aplinkui. Tai jeigu patinka keliauti, manau, čia yra tiesiog tobula destinacija, kur atvykti, nes viskas yra taip šalia ir labai man dėl to labai patinka Belgija. Kaip suprantu, ir to laiko, ar ne, užtenka būtent kelionėm, kažkokiom tai papildomom veiklom ir tam pačiam Kortrijk miestelį ir pakeliauti kitas šalis, ar ne, nėra taip, kad tik tais turėtų mokytis ir būtų taip sunku, jog daugiau nieko negali veikti. Ne, pradžioj, kai pradėjau studijuoti, tikrai yra gan daug laiko ir per tą laiką ir keliavau. Aišku, yra etapai, kur link egzaminų tikrai norisi gal labiau laiko tiesiog sėdėti ir mokytis, nes nesinori neišlaikyti egzaminų. Bet po to vėl biškį ramiau yra ir vėl gali keliauti, tada vėl egzaminai. Tai toks, manau, visur yra taip, kad... Balansas, ar ne? Balansas toks yra taip. Super. Ir Aha. Jeigu mąstote atvykti į Belgiją, tai keli patarimai būtų iš manęs, kad turėti santaupų atvykus čia, nes kaip ir buvo minėta, kad nėra stipendijų ar kokių tai pliusų čia būnant, negauni jokios pašalpos, tai turėti kokių santaupų, kad bent pradėti iki kol susirasi darbą, manau, yra būtina, nesvarbu, kur turbūt studijuoji. Taipogi visos ekskursijos į universitete kainuoja, tai kaip ir ta nakvynė ar kelionė į sandėlį, jos kainuoja ir taip pat ir studijos kainuoja. Tai tiesiog būti tam pasiruošęs, taipogi kaip ir Olandijoje, taip ir čia reikia pradėti ieškotis būsto kuo anksčiau. Ir man pasisekė, nes aš radau būstą gan greitai, turėjau studentų tokį butuką, kur gyvena 5 žmonės vienam dideliam name. Ir po to susiradau jau padorų apartamentą, kur nereikia dalintis virtuvę ar tualetų su kažkom. Bet man labai pasisekė. Bet jeigu... Tai tu dabar kaip atskiram bute gyveni viena, ar teisingai suprantu? Gyvenu kadangi atvykau čia viena, susiradau draugų ir dabar su draugais gyvename normaliam bute, bet man yra žymiai maloniau dalintis virtuvę su žmonėm, kuriais aš pažįstu ir kurie yra mano draugai, negu kad su nepažįstamais galbūt. Bet tikrai nebuvo kažkas ten baisaus, kad dalintis virtuvę ar tualetų su kažkom. Tiesiog man tokia galimybė man pasiūlė ir aš priėmiau. Bet jeigu
siūlyčiau, tai kokius 4 mėnesius prieš ieškotis, aišku, būtų gerai ir apžiūrėti būstą prieš atvykstant, bet tada reikėtų būti kaip ir hostelį ar Airbnb, kas, aišku, nesinori tų papildomų išlaidų. Bet įmanoma tikrai irgi ir būnant Lietuvoje ar kitoje šalyje susirasti čia būstą, neapžiūrint. Na ir paskutinis mano patarimas būtų galbūt mokėti truputį olandų arba prancūzų kalbos, nes darbą susirasti man irgi pasisekė, bet žinau, pažįstu labai daug žmonių, kuriem sunku susirasti, nes labai daug reikalauja olandų kalbos arba prancūzų. Tai jeigu žinotumėte bent minimaliai, tai jūs gautumėte pranašumą ir galėtumėte lengviau susirasti darbą. Tai, o jeigu turite kokių klausimų, ar po webinaro, ar tiesiog padėti susirasti būstą ar darbą, tai ar praktiką, tikrai galiu padėti, palikau čia savo Facebooką, Instagramą. Norit kažkas privačiai man parašyti, tai tikrai kol esu Belgijoje, tikrai padėsiu, nes pati gal tokios pagalbos nelabai gavau, kaip susirasti ten būstą ar kažką, bet kol esu čia, tikrai noriu padėti, kas galvojat atvykti čia. Tai... Ačiū tau labai. Tikrai siūlau ir aš pasinaudotą progą, ar ne, kad Danielė siūlo pagalbą, dalinasi kontaktais. Tai kai turėsit klausimų, kreipkitės, tikrai žmonės, tie, kurie yra vietoje, jie geriausiai žino ir gali papasakoti smulkiai, detaliai viską, ar ne, tai tikrai puikiai proga. Ačiū tau labai, Danielė. Klausimų mačiau yra, bet tokių bendrų, tai galbūt aš užbaigsiu dar šiek tiek ir galėsim grįžti kartu su kita mūsų dalyvė, ar ne, prie jų. Taip, tai galim judėti tada toliau. Turim dar vieną šalį, tai yra Danija, ar ne? Danija, tai tikrai šalis populiari, irgi ypatingai dėl to, kad tai yra nemokamos mokslas, ar ne, plus žmonės dirbantis bent 10-12 valandų per savaitę, čia gauna tikrai labai gerą stipendiją, tai yra 914 eurų per mėnesį. Ir gaunant tą stipendiją, dirbant, visai galima neblogai pragyventi Danijai. Čia yra skirtingi 2 tipų universitetai ir koledžai, tad ir studijų trukmė yra iš esmės skirtinga, deja, bet šiuo metu Danijoje, kaip jau anksčiau minėjom, ar ne, nėra to didelio programų pasirinkimo, labiau vyrauja dabar IT inžinerinės programos ir šių metų jau stojimai į Daniją kaip yra užsidarę. Tai tiems, kurie svarstote ar ne, kitais metais turėkit omeny, kad stojimai užsidaro panašiai kovo pradžioje. Ir mačiau, kaip tik buvo vienas klausimas, ar ne, apie Danijos universitetus, kodėl čia yra taip atsitikę, ar ne, kad yra sumažėję būtent tų visų studijų, kas čia tokio atsitiko ir taip toliau. Tai iš esmės pagrindinis dalykas buvo iš valdžios, ar ne, kad labai stipriai sumažino studijų anglų kalba ir paliko tas programas, kurios yra, na, tokios perspektyviausios, ar ne, tų specialistų, kur labiausiai reikia tiek Danijai, tiek visom kitom šalim, ar ne, tai yra IT specialistai, inžinerijos specialistai. Tai čia turbūt pagrindinis atsakymas į tokį klausimą būtų. Na ir judant toliau, ar ne, taip pat turim Suomiją, Švediją, tai čia studijos irgi yra nemokamos ir tik tais dėja toks dalykas, ar ne, kad nėra tiek daug tų variantų šiuo metu, nėra to tokio didelio pasirinkimo anglų kalbos studijoms. Bet iš esmės tai tikrai studijos yra labai kokybiškos, na, kaip ir Danijai, sakyčiau, ar ne, tai yra Skandinavijos šalis. Ir jos yra vertos dėmesio. Taip pat mes dirbame su Austrija, studijos kainuoja čia 727 eurus metams, kas yra labai tikrai pigu. Deja, kol kas Austrijoje yra tik vienas universitetas mūsų partnerių sąraše. Taip pat turime ir ne Europos šalį, tai yra Kinija. Šiuo metu Kinijos vyriausybė investuoja tikrai didžiulius pinigus, milijardus į Kinijos universitetus ir visą tą švietimo sistemą, kad ją pagerinti. Ir jų tikslas yra
išvesti 20 Kinijos universitetų į top 100 pasaulio universitetų gretas ir dabar Kinija stengiasi, daro viską, kiek įmanoma, kad tai pasiektų. Tai sakyčiau, kad tai yra šiek tiek egzotinė ar ne tokia studijų šalis, studijų pasirinkimas. Daug stojančių lietuvių ten neturim, bet kiek teko girdėti, tie, kurie jau yra išvykę, tikrai yra patenkinti. Šiaip studijos nėra brangios, pragyvenimo išlaidos yra nedidelės ir studentai iš Europos gali pakankamai lengvai susirasti gerai apmokamą darbą Kinijoje, tai dažniausiai jie dirba anglų kalbos mokytojais. O šiaip manyčiau, kad tikrai po kokių 5-10 metų ar ne, netolimoje ateityje, tai bus Kinija viena iš tų populiariausių šalių studijoms. Ir dabar, manau, yra ta pati puikia proga, kaip sakant, lipti šitą traukinį ir būti iš tų pirmųjų, kurie išvyks į Kiniją. Jei turėsit kažkokių daugiau klausimų apskritai ar ne apie šitas šalis ar apie tas, kurias mes kalbėjom prieš tai, kurias pristatėme, tai tikrai kviečiu užsiregistruoti konsultaciją su manim ar mano kolega ir papasakosim daugiau jums. Taip, ir tada dar yra trumpai 2 šalis - Ispanija, Vokietija. Tai čia trumpai prisiliesiu, todėl kad tai yra šalis, su kuriomis dirbame šiek tiek kitokiu principu, kadangi studijos Vokietijoje ir Ispanijoje vyksta vietinė kalba, žodžiu, norint mokytis Vokietijoje ar ne, galima tai padaryti nemokamai. Ispanijoje studijos gali kainuoti nuo 8 iki 2,5 per metus. Tai būtų priklausomai pagrindai Ispanijoje ta kaina nuo regiono, nuo universiteto reitingo, bet norint ar ne, būtent mokytis už tą prieinamą kainą arba Vokietijos atveju nemokamai, tai reikia vietinę kalbą mokėti. Ir kadangi Lietuvoje mokiniai turi retai tą gerą aukštą lygį vokiečių ar ispanų kalbos, todėl mes visų pirma siūlom įstoti į University Pathway programas, kurių tikslas yra išmokyti žmonės gerai kalbą, tai vokiečių arba ispanų kalbą. Ir kaip įmanoma labiau integruoti žmogų į gyvenimo būdą vietinį. Po šitos programos yra galimybė stoti į bet kurį Vokietijos, Ispanijos universitetą. Tai Pathway programos yra mokamos ir ta kaina ir trukmė priklausys iš tikrųjų nuo turimo, tarkim, vokiečių jau dabar kalbos lygio arba ispanų. Tai plačiau galite paskaityti pas mus kastu.lt puslapyje arba galite irgi registruotis į konsultaciją, papasakosim ir daugiau galėsim pakalbėti apie tai. Taip, tai iš tikrųjų, kalbant apie patį stojimo procesą, kuris tikrai yra aktualus dalykas, tai visų pirma reikia išsirinkti studijų programą ir universitetą. Tai čia yra pirmas žingsnelis, ar ne, ką reikėtų padaryti. Tai studijų programas galite rasti studijų paieškos sistemoje pas mus prisijungę į kastu.lt. Ten galėsite filtruoti pagal programas, pagal šalis, matyti, kokiuose universitetuose yra kokios studijų galimybės, ar ne. Ir jeigu, tarkim, dar nežinote, ar ne, kokią sritį norėtumėt studijuoti, tai iš tikrųjų patartumėm kreiptis į Kastų karjeros centrą ir pasikalbėti su karjeros konsultantais, kurie galės padėti ir išgrynint, ar ne, kas galėtų būti tinkama studijų kryptis kokia jums. Taip, tada antrasis būtų turbūt jau išsirinkus studijų programą, ar ne, tas žingsnis, tai stojimo anketos pildymas. Ja galima rasti pas mus irgi kastu.lt tinklapyje, jūs užsiregistruojate, užpildote duomenis savo, prisegate dokumentus, išsiunčiate ir iki tam tikro termino, aišku, kada kokie tie terminai yra, tai kaip jau ir minėjau, Danija iš esmės yra iki kovo 1 dienos, o Nyderlandai, Belgija iki balandžio 1, tačiau toką galiu atskleisti, ar ne, nežinau kaip pavadinti, ne paslaptį, bet tiesiog, ar ne, tie, kurie čia dalyvaujat, kad iš anksto žinokit, kad tikrai deadline'ai stojimo pabaiga į Nyderlandus ir į Belgiją bus pratęsti, tai iš esmės į Nyderlandus galėsite dar pateikti paraišką anketą iki balandžio 25 dienos, į Belgiją iki gegužės 1 dienos. Tai dar laiko tikrai yra ir tikrai spėsite, tai dar nereiškia, kad jau paskutinės dienos. Taip, šiaip tikslius stojimo visus pateikimo terminus rasite irgi mūsų puslapyje studijų paieškos sistemoje.
Na ir išsiuntus jau stojimo anketą, jums beliks patvirtinti savo anglų kalbos žinias kažkokiu tai būdu, kad įrodytų universitetui, jog jūs sugebėsite studijuoti anglų kalbą. Tai tam yra iš tikrųjų keli būdai. Tai pats lengviausias ir populiariausias turbūt yra išlaikyti tiesiog anglų kalbos brandos egzaminą ir mokytis anglų kalbą B2 lygiu. Nėra iš tikrųjų net skirtumo, kokį tą balą gausite iš egzamino anglų kalbos, svarbiausia, kad jis būtų išlaikytas. Taip pat tinka nemokamas Oxford testas, kurį organizuoja KASTU, čia labiau gal Danijos atveju, ir žinoma IELTS, TOEFL arba Duolingo testas. Taip. Galit iš tikrųjų irgi kokį testą pripažįsta universitetas rasti kiekvienoje studijų programoje, kiekviename aprašyme. O stojant į Vokietiją ir Ispaniją, tai šita šalis reikia atlikti nemokamą kalbos lygio nustatymo testą, po kurio bus tiksliai aišku, kiek mėnesių ir reikėtų mokytis jau tą vokiečių arba ispanų kalbą ir kiek tiksliai kainuos. Taip, ir kadangi stojimas iš tikrųjų vyksta jums dar būnant 12 klasiai, tai reiškia, kad atsakymą, ar įstojot ar neįstojot į universitetą, dažnu atveju gausite dar prieš laikant visus egzaminus. O tai tikrai galiu iš patirties pasakyti, kad labai padeda atsipalaiduoti, ramiai pabaigti mokslus, išlaikyti tos egzaminus, be didelio streso, nes jau prieš juos žinote, kad jūs esate įstoję. Taip, tai kas toliau? Iš tikrųjų, toliau siunčiat ar ne anketą ir tie atsakymai iš tikrųjų ateina ganėtinai greitai iš universitetų, dažniausiai tai būna balandžio, Liepos mėnesį, Danijos atveju Liepos mėnesį, ir gavus atsakymą jūs jau galite pradėti ruoštis studijoms. Ir aišku, kyla klausimas, kodėl turėtumėt rinktis ar ne KASTU, kodėl čia mes turėtumėm jums padėti, tai mes iš tikrųjų stengiamės, kad visas tas stojimo procesas būtų jums kuo aiškesnis, kuo sklandesnis ir kad nereikėtų patiems klaidžioti ratais kvadratais, gaišti daug laiko ar ne. Ir tiesiog kitą 12 klasę ir taip daug dalykų įvairių svarbių vyksta, kad nereikėtų gaišti to laiko savo ir koncentruotis galėtumėte į kitus dalykus, tai būnam tam mes, kad tiesiog viską užpildyti, atlikti, priminti ir taip toliau. Taip, ir aišku, mes, kadangi savo srities profesionalai esam, tai turim tą 96% įstojimo garantiją, iš esmės specializuojamės tik tai į studijas užsienį, nesiūlom jokių kitų paslaugų, tai manau, čia yra pagrindinis tas garantas, dėl ko mes turim tą tokį nemažą įstojimo procentą. Ir visos mūsų paslaugos iš tikrųjų pagrindinės yra nemokamos, mes konsultuojam nemokamai, taip pat tą visą organizuojam procesą stojimo nemokamai, nes mes esam remiami, finansuojami ES institucijos ir vienintelį, kurį turi mokestį, tai yra 99 €, tai yra įstojimo mokestis, kai yra gaunamas pirmas priėmimo laiškas, jį reikia mokėti, o visos kitos paslaugos pagalba iki tol yra nemokama. Tai jeigu palygintumėm ar ne organizacijos mūsų KASTU ir kitų įmonių paslaugų kainas, tai tikrai gaunasi, kad bent kokius, 3-6 kartus pigesnės mūsų paslaugos yra. Taip, ir toliau, ar ne, pabaigai turbūt norėčiau paskatinti visus tiems, kuriems reikia, kuriems įdomu, aktualu, kreiptis į mus. Čia matot mūsų kontaktus, tai mano Virginijos kontaktai ir mano kolegos Vytauto. Visada stengsimės jums atsakyti tuos klausimus, kurie kyla, pažvelgti į kiekvieną situaciją individualiai ar ne ir pakonsultuoti, patarti jums. Tai kviečiu užsiregistruoti, jeigu turit kažkokių klausimų ar tiesiog kažkokių dvejonių. Tai tiek su prezentacija, dabar, manau, galime grįžti prie užduotų klausimų, mačiau, jų yra nemažai ir merginoms, ir man pačiai galbūt kažkas tai, kas būtų galima atsakyti. Taip, čia mes šitą klausimą atsakėme, ar ne, apie Ispanijos universitetus Sigitai atsakiau. Turbūt Sigita manęs klausė, Virginija, ar galima kiek plačiau apie Ispanijos universitetus, kiek mitas, o kiek yra tiesa, kad bendrai Europos kontekste jie yra silpnesni ir mažiau vertinami, kurie populiariausi ir tuo tarpu
ves skiriasi. Tai, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, mes su pačiais universitetais Ispanijoje, Vokietijoje tiesiogiai nedirbame, nebendradarbiaujame, bet turime tas programas ir kalbų mokyklos vėliau tikrai padeda išsirinkti universitetą. Aš manyčiau, kad tai yra mitas, jog tai yra kažkokia tai, žemesni, silpnesni tie universitetai, tikrai ne. Žinoma, tų universitetų yra visokių, kaip ir kiekvienoje šalyje, bet, to nereikėtų išsigąsti, visada reikia tiesiog pasidomėti, ar ne. Lygiai taip pat ir Gabrielė klausė apie Vokietiją, tai apie universitetus kažkokius tai konkrečius papasakoti negalime, ar ne, bet tikrai, jeigu kažkokių tai kiltų minčių, ar ne, apie kalbų mokyklą, galėsim vėliau bandyti kreiptis, ar ne, tai tikrai suregistruok į konsultaciją, pasidomėsim su kalbų mokykla, pasigilinsim į tavo konkrečius norus kažkokius. Taip, čia apie Daniją klausė, kodėl dingo programos. Taip, tai dabar merginos jums turiu klausimą, Gintarė, Danielė, Viltė klausė, ar sunku buvo suprasti pamokas kita kalba, gal turit kokių nors mokymosi tipsų, kaip ten sekėsi? Danielė, bent jau man tai tikrai nebuvo sunku, nes patys tie dėstytojai nekalba anglų kalba kaip jų pirmoji kalba, tai visą laiką yra tas papildomas paaiškinimas, jeigu nesupranti, ir noras tau padėti suprasti. Ir man kas labiausiai bent jau padėjo studijuojant, kad bandyti persirašyti tas paskaitas ir įsigilinti labiau rašant, man tai padeda ir įsiminti, ir suprasti labiau. Bet viską galima pasižiūrėti internete, bet bent jau man nebuvo jokių problemų didesnių. Man irgi, aš manau, kad aš moku anglų kalbą turbūt geriau negu lietuvių jau, bet tikrai ir kai Danijoje studijavau, nebuvo sunku ir kaip ir Gintarė minėjo, taip pat ir Belgijoje, kad niekas nemoka, niekieno nėra anglų kalba pirma kalba, tai jeigu kažko nesupranti, tikrai padės, paaiškins ir nemanau, kad reikėtų bijoti dėl to. Jo, ir vis tiek su laiku, kaip sakant, vyksta tas persilaužimas tikrai, tai jeigu pradžioje gali būti kiek baisiau, kiek sunkiau, tai tikrai su mėnesiais viskas tikrai pasidaro natūralu ir kiek lengviau. Taip pat Kamilė mūsų klausė, kokios pragyvenimo išlaidos per mėnesį. Gintarė, gal pasidalins? Tai už būstą, už savo kambarį, pavyzdžiui, aš moku apie 350 eurų per mėnesį, o su kitom išlaidom, tai jau čia kaip jūs ruošiatės gyventi. Išeiti kažkur pavalgyti yra gan brangu. Vienas pavalgymas, taip sakykime, kainuos apie 20 eurų, bet jeigu gaminatės patys namie, tai maisto kainos yra gan panašios į Lietuvos, tai galite išleisti apie 300–400, taip, grinai, kitom išlaidom apart būsto. Tai. Manau, į 1000 tikrai pilnai galima tilpti ir dar net mažiau. Mano situacija truputį kitokia, kadangi mes sumokėjome būstą už visus metus, tai aš kaip nuomos ir nebemoku, tik už vandenį ar už elektrą kiekvieną mėnesį ten truputis mokė, bet turiu draugų, kurie irgi moka už būstą ir panašiai, tai manau, kad irgi 800–700, manau, sočiai užtektų ir pramogom, ir kelionėm, ir viskam nėra tikrai taip brangu, kaip galbūt atrodo. Ačiū. Ir tada turbūt pagrindė klausimas čia labiau Gintariai bus, ar ne, gal man, kad rašo Nikolas, kad nemažai universitetų Nyderlanduose siūlomų per KASTU yra taikomųjų mokslų, ar ne, Applied Science universitetas, kaip ir Gintarė, kur tu mokaisi. Ir olandiškai jie net negali vadintis universitetais. Kaip yra vertinami diplomai tokių universitetų siekiant studijuoti ar ne magistrą Olandijoje ar kitose šalise. Ir gal aš pat ką norėčiau pridėti, ar ne, kad nereikia išsigąsti ir Gintarė turbūt galės paantrinti, kad
tie Applied Science universitetai, jie tikrai siūlo daug praktikos ir tai yra, jeigu žmogus, kuris baigęs mokslus, turi minčių, sakykime, labiau ar ne, iš karto į tą darbinį gyvenimą ar ne, įsivažiuoti, tai tikrai yra labai kaip tik didžiulis pliusas studijuoti tokiam Applied Science universitete. Jo, šiaip nesu girdėjus, kad būtų kokių nors problemų norint studijuoti toliau magistrą arba tiesiog susirandant darbą. Kartais tai net iš tikro padeda, nes jie žino, kad tu turi daugiau praktikos. Bet, pavyzdžiui, mūsų atveju, mano universitetas labai artimai bendradarbiauja su jau tikrų universitetų Wageningen, kuris yra gan aukštai vertinimas. Tenais yra galimybė atlikti papildomus kursus, bet taip pat ir toliau tęsti magistrą. Ir mums yra atvykę iš to universiteto daryti tokį kaip pristatymą, supažindinti. Tai sako, kartais netgi mus vertina stipriau vien dėl mūsų praktinių žinių, nes žmonės iš tų stipresnių, aukštesnių universitetų dažnai nemoka daryti tų dalykų, apie kuriuos jie mokosi. Tai aš nemanau, kad čia yra kokia nors problema. Taip, iš tikrųjų, norint ar ne pasilikti galbūt tam akademiniam tik pasaulį, bet tos tokios praktikos, tai tada Applied Science universitetai galbūt ne visai tai, ko ieškot, bet jeigu tikrai, ta praktika yra aktualu, tai čia, būtent, darė, kaip ir sakėm, gali būti, kad net labiau vertins jūs, nes, žmonės žino, kad tai yra tikrai studentai, kurie turi tos realios patirties. Taip, ar reikalavimai išlaikytų prancūzų kalbos egzaminų, ar pakanka mokėti kalbą? Čia turbūt labiau tas klausimas, kaip ir kadangi mes siūlom ar ne studijas anglų kalba, tai prancūzų egzaminas tikrai jis nebus aktualus, o su Prancūzija mes nedirbam. Tai kaip ir jeigu apie Prancūziją klausant, nelabai čia galėsiu kažką pakomentuoti. Kaip vertinamas vokiečių kalbos iš DSD2 išlaikymas, tai irgi, kaip minėjau, ar ne, mes kadangi dirbame su kalbų mokyklomis, tai reikėtų žiūrėti, jie vis tiek duoda savo testą laikyti, ar ne, jie apskaičiuoja, koks daugmaž yra tavo lygis vokiečių kalbos ir taip pasakys, ar tu turi tą C1 ir jau tau tada toj kalbų mokykloje nebėra ką veikti, ar visgi tą reikėtų pasitobulinti ir tada stoti į universitetą. Gabrielė klausė, ar kastų konsultacija yra mokama, tai ne, mes konsultuojam nemokamai ir tiek, kiek reikia, galima ir ne vieną kartą ir tikrai neribojam tų konsultacijų. Taip, o Elzė klausė, ar nėra studijų anglų kalba Ispanijoje, tai tikrai jų egzistuoja, bet jau būtų tai privatūs universitetai, kur studijų kaina metams yra, sunku pasakyti, bet greičiausiai gali ir 10 000 ir daugiau siekti, o mūsų kastų tikslas yra prieinamos studijos kiekvienam ir prieinama kaina, nemokamos ir nebrangios studijos. Pildyti stojimo anketos taip pat nekainuoja, kaip ir minėjau, kad yra tik įstojimo mokestis, tai kol neįstojo, tol mokėti ir nereikia nieko. O Greta klausė, jei įstoji, bet, tarkim, nebenori studijuoti užsienį ar gali atsisakyti, tai tikrai taip, svarbiausia yra informuoti mus, kad mes praneštumėm universitetui ar ne, arba jeigu esi patvirtinus studijų vietą, turi pati pranešti universitetui, kad persigalvoji. Ar stojant į užsienį didelė konkurencija? Tai čia turbūt labai priklausys nuo įvairių dalykų, nuo to, kad jeigu tavo pažymių vidurkis stojant į Skandinaviją yra geras, tai tikrai manau, kad tu ir įstosi. Yra kai kurios programos, kurios turi didesnę konkurenciją, bet manau, kad irgi čia gal mūsų dalyvės galėtų, kaip jos pačios jautė, ar buvo baisu, kad, tarkim, galite neįstoti, kad, nežinau, kaip viskas vyko jūsų galvose, kai buvo tam procesas stojimo. Man bent jau, aš nežinojau labai to stojimo proceso gerai, bet kažkaip nelabai buvo tokios nuomonės, kad neįstosiu, nes jie nelabai prašė daug reikalavimų, prašė anglų kalbos ir prašė mokyklinio diplomo. Tai nebuvo labai sudėtingas tas stojimo procesas. Tai. Aš irgi buvau gan pasitikinti turbūt gal savim, kad tikrai žinojau, kad įstosiu. Ir žinau, yra tikrai daug žmonių studijuojančių, kurie atrodo, gal turbūt galvoja, kaip įstojo, bet atrodo visi įstoja. Tikrai nėra ko bijoti.
Jo, iš tikrųjų, tai taip tikrai ta konkurencija nėra jinai tokia didelė, kaip galbūt kiti galvoja, kad yra sunku, daug norinčių. Aišku, yra tam tikrų programų, kur gali taip atsitikti, bet tikrai ne visada ir ne visur. Taip. Dėl tarpinių egzaminų šių metų klausia, ar turės kitose šalyse kažkokių tai pasiekmių, tai iš tikrųjų neturėtų, tai turėtų, aišku, tai bus vėlgi turbūt tarpiniai egzaminai ir ne kartu su 12 klasės egzaminais, tai jie rašysit atestatą, bet ir kaip šiuo metu praktiškai didžiai daliai ar ne universitetų nėra įdomus jūsų egzaminų rezultatai, tik pažymių vidurkiai, taip ir kitais metais bus. Taip, čia matau, jau kalbėjom apie magistrą. Taip, ir kokio tipo laikinus darbus galime gauti mokant tik anglų kalbą? Sandra klausia. Čia turbūt apie tuos studentiškus darbus kalba, tarkim, ar ne? Ar jūs galėtumėt kažką pakomentuoti, merginos? Jo, tai kiek dažniausiai girdžiu, kad žmonės dirba parduotuvėse, parduotuvių darbuotojais, tai kaip Aldi, Lidl arba kitose vietinėse parduotuvėse. Taip pat yra padavėjų sfera, nes Olandijoje gan daug kur priima anglų kalba. Tai ypatingai baristos kavinėse esu girdėjus tikrai, kad nemažai yra dirbančių. Bet pagrinde tai va tokie darbai, kurie labai nesispecializuoja. O jau ne pirmais metais studijuojant, antrais ir toliau yra galimybė normaliose kompanijose pradėti dirbti su savo studijų sritim, kaip mano keli kursiokai ir padarė. Tai tikrai yra tų galimybių dirbti. Belgijoje tai aš dirbu kaip padavėja 2 vietose. Tai ir yra labai daug visokių Irish pubų, kur visi šneka angliškai, taip pat ir klientai turi šnekėti angliškai, tai ten labai daug priima studentų, kurie tik angliškai ir moka. Bet irgi, jeigu turi praktiką, dažniausiai priima tave dirbti ir po praktikos. Tai jeigu nori tokio geresnio darbo. Bet Belgijoje dažniausiai kaip padavėja dažniausiai gali dirbti. Supratau. Taip ir aišku, gan aktualus klausimas, tai Urtė klausia, ar neišlaikant matematikos didelė kliūtis stoti į universitetą, ar jos reikalauja būtino matematikos išlaikymo kaip Lietuvos, jeigu stoji specialybė, kuri jos nereikalauja. Tai taip, iš tikrųjų, su matematikos egzaminu yra kaip, turbūt iš visų mūsų atstovaujamų tų egzaminų yra galbūt vos kelios programos, kurie tikrai ten turi kažkokį matematikos egzamino reikalavimą. Tai galima sakyti, tai yra beveik, kad ne, matematikos egzaminas niekam nėra įdomus, jūs galite jo iš vis nelaikyti, galite laikyti ir neišlaikyti, čia jau visiškai nėra skirtumų. Jie, užsienio universitetai, labiausiai žiūri į pažymius. Taip, kaip su darbo suradimu verslo sferoje po studijų Nyderlanduose, Belgijoje ir Švedijoje su anglų kalba. Tai merginos gal truputėlį kažką tai kaip ir minėjo, kad tikrai galima, turbūt ypatingai kalbant apie praktiką, bet galbūt dar kažką turit pridurti apie, grinai ar ne, savo sferą, kaip manot, kaip ten seksis jums su anglų kalba rasti jau tą pagal specialybę darbą. Tai bent jau Olandijoje anglų kalba tikrai nėra kažkoks labai retas dalykas, labai daug ypač tarptautinių kompanijų būtent ir priima tarptautinių žmonės su anglų kalba. Tai netgi dabar studijuojant aš gaunu pasiūlymus į LinkedIną dirbti anglų kalba būtent. Tai mano sferoje yra pasiūlymų labai daug. Jeigu žiūrint grinai su verslu, tai manau irgi yra daug pasirinkimų, nes visos tos pačios kompanijos, kur, pavyzdžiui, su maistu dirba pas mane, yra ir marketingo sritis arba verslo sritis toj kompanijoje. Tai nemanau, kad būtų labai didelių problemų Olandijoje būtent. Belgijoje, nebent tam Kotrik miestelyje, tikrai truputį sunku būtų susirasti kažką su mano specialybė, nes kadangi mažas miestelis, dėl to anglų kalbos nėra
tiek labai daug, bet jeigu už pusę valandos išvyktum į didesnį miestą, tai ten, manau, yra pilna galimybių susirasti pagal specialybę darbą. Tai irgi tikrai nėra sunku, manau. Taip, tai taip pat matau yra klausimas apie galimybės gauti darbą Lietuvoje po studijų užsienį, tai čia aš trumpai pati gal atsakysiu, kad tikrai galimybės yra didelės, tikrai darbdaviai Lietuvoje visada džiaugiasi galėdami priimti studentus iš užsienio, nes tai tikrai, kaip ir merginos pasako, ar ne, jos gauna įvairios tokios patirties ir šiaip žmonės tikrai ir anglų kalba vadinasi, yra įvaldę ir turi tos tokios tarptautinės patirties ir šiaip idėjos visai kitokios jų yra, tai darbdaviai tikrai visada džiaugiasi galėdami tokius žmonės samdyti. Tada kitas klausimas yra apie Danijos Aarhus universitetą, magistro studijas, ar yra didelė konkurencija. Tai trumpai atsakysiu, kad šiaip yra nemaža, geras, stiprus universitetas. Na ir apskritai magistro studijos visada tas vyksta stojimas, kreditų suderinamumas turėtų būti, ar ne, kad baigtos bakalauro studijos turi atitikti studijos, į kurias norėtum stoti magistrui. Tai čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, sakyčiau, stojant į magistrą. Taip, tada Urtė klausia, kad sako, nelabai randu studijų menų srityse, konkrečiai, kad būtų art school, ar padedate įstoti į universitetus, su kuriais nebendradarbiaujate. Tai iš tikrųjų neturim jokių ten grinai, kad būtų art school ar kažkas tai tokio ir dirbam su savo partneriais tik tais, tai kažkur tai padėti ten įstoti nelabai galėsim kitur, bet manau, kad tikrai galima atrasti su menais pas mus kažką tai galbūt, kas tau patiktų ir gal ten, nežinau, tiktų, tai manau, užsiregistruok į konsultaciją, susisiek su manim, pasižiūrėsim, ar galim kažką tau pasiūlyti. Taip, tada Nikolas klausė, kažkur girdėjau, kad Olandijoje finansinė parama teikiama tik tiems, kurie gyvena po vieną. Čia netiesa? Čia turbūt turi labiau omeny, galvoju, kad galbūt jeigu su tėvais, su šeima gyventum, manau, kad tai galbūt yra kažkokių tai kitokių aplinkybių, kad negali gauti ir pretenduoti, nebent iš tos pusės, nežinau, Gintarė, tu gal kažką esi girdėjusi su tuo susidūrusi? Aš tos paramos neturiu, bet kiek esu girdėjusi iš savo kursiokų, kad bent jau Olandų grinai žiūri į tėvų metinės pajamas ir jeigu tu nesieki tenais kažkokio lygio, tada tu gauni tą paramą, bet aš nežinau, kaip yra su tarptautiniais studentais, nes aš nepateikiu jokio prašymo dėl paramos, tai nežinau tiksliai kaip čia. Jo, bet aš manau, kad tik tiems, kurie gyvena po vieną, na tai iš esmės žiūrint, kaip tą po vieną paimsim, bet manau, čia labiau, jeigu su tėvais gyventum, tai tada skaitytųsi, kad galbūt neturi kažkokios tai galimybės, bet manau, kad čia labiau mitas yra. Tai jeigu ten gyveni su draugu, drauge, kursioku, tai tikrai tai įtakos neturi. Su kurių šalių ir kuriais universitetais bendradarbiauja, tai kaip ir minėjau, tų šalių yra nemažai, pagrindė Europos šalis ir ne Europos Kinija ir tikrai visas jas galite rasti pas mus puslapyje. Jau dabar gal nebesikartosiu, kad nebeužimti daug laiko ir tas programas rasit pas mus. Taip, tada mūsų klausia, kiek žinau, Ispanija yra tik 11 klasių. Ar galima pateikti paraišką be 12 klasės atestato? Tai tikrai ne, nes, norint stoti į universitetą, tas baigimas yra reikalingas ir tas diplomas yra reikalingas, kad, įrodyti, jog yra baigta mokykla, tai jis bet kokiu atveju jo reikia. Ar kastu padeda kažkaip su apgyvendinimo paieška? Tai iš tikrųjų mes iš savo pusės, ar ne, ką labiausiai galime padėti, tai yra turbūt patarti, pasidalinti nuorodomis, kur ieškoti to būsto, galbūt pasidalinti ar ne kontaktai studentų, jeigu jie sutinka, tie, kurie jau studijuoja, jau yra perėję tą kelią, kaip ir Danielė su Gintarė, ar ne, jeigu jos, tarkim, sutiktų kažkokią tai pagalbą suteikti, ar iš patirties daugiau asmeniškos pasidalinti, ar, nežinau, galbūt apžiūrėti tame miestelėje, tai čia nebent viskas taip vyktų, bet mes tokios kaip paslaugos, sakykime, neturim, kad surastumėm gyvenamąją vietą, tai nebent yra tai, kad duodam tą informaciją, duodam svetainės, duodam patarimus ir taip toliau.
Taip, ir tada paskutinis klausimas, matau, kurį šiandien turim, tai yra Kotrynos, ar užsienyje paplitusios dizaino studijos. Tai turim tokių, tai tikrai turime ir populiarėja pakankamai sustainable design studijos, tai kaip ir įvairius daug dalykų, ar ne, sustainability, tvarumas labai darosi aktualu ir populiaru, tai irgi gali registruoti konsultaciją, pasižiūrėsim konkrečius universitetus, programas, kurios galėtų tau patikti. Tai va, tai matau, kad atsakėm į klausimus. Ir tikrai ačiū Jums, merginos, už dalyvavimą. Buvo tikrai ir man pačiai įdomu, ir manau, kad visiems, kurie dalyvavo, buvo įdomu, naudinga sužinoti apie Jūsų patirtį, išgirsti, ar ne, kaip ten viskas sekėsi ir sekasi Jums. Tai linkiu Jums sėkmės. Ir ačiū Jums už dalyvavimą tada. Ačiū labai. Ačiū. Viso. Gero vakaro visiems.